Man 30 metų, labai ilgas laiko tarpas, labai. Aš net kaip bandau prisiminti pačią pradžią Feminos Bonos, man atrodo, kad tai buvo praeitas mano gyvenimas. Tais laikaisgi nebuvo YouTube, nebuvo tokio interneto išvystyto, jinai tokia buvo gal siaura draugiška, tokia tikra. Šitoje įmonėje iš tikrųjų nei vienas, kuris ateina į ją dirbti, nebeišeina toks tai, koks tai buvo. Rasa su savo filosofija, su savo požiūriu, jinai paliečia praktiškai kiekvieną žmogų. Tai yra vieta, erdvė, kur yra įgalinama moteris, kur žmogus pajunta savo stiprybę ir tai yra padaroma pačiu sąmoningiausiu, jautriausiu būdu ir pačiais gražiausiais įrankiais. Mes atėjom į rinką, kai meta poreikis buvo kiekvienai moteriai tapti europietiškai. Dabar, man atrodo, mes ateinam į naują rinką, kur skaitmeniniai greitėjančioj epochai reikia išlaikyti save, tikrumą ir stiprinti save iš vidaus. Rasa, jinai man yra ateities moteris. Kaip tada jinai darydavo tai, ko dar nebuvo Lietuvoje, tai yra inovatyvumas, kaip spa centrų įkūrimas ar ne, taip ir dabar. Kur jinai yra dabar, gal mes būsim už 5 metų, gal už 10. Tas gerbiamos Rasos siekimas daryti kažką kitaip, tai tikrai buvo matomas, stebimas ir tik tai šitie žmonės, kurie kažkada tai sukūrė kažką tai ir nepaleido vėjais, eina toliau, jie visada būna nugalėtojais. O kas toliau, Femina Bona? Kas toliau pasikeitusiam pasaulyje? Mano manimu, rasis kitokia, gyvoji estetika, kuri leis žmonėms tam medija pasauly, tam virtualiam pasauly išlikti žmogumi. Ir čia mūsų visų kelias. Nes mes dabar įpratę atrodyti europietiškai, o ką reiškia būti savimi ir atrodyti europietiškai. Tai čia, mano manimu, yra kitas rinkos meta iššūkis. Feminos Bonos naujas simbolis tai yra estetikos stalas, prie kurio mes galime rinktis, kalbėti apie kokybišką kosmetiką, vartojimo kultūroje ieškoti tikrų dalykų, dalintis žiniomis, išmintimi, patarimais. Kiekvienas gali ateiti ir sudėlioti ant to stalo, ką jis nori. Ateina laikas bendrystei. Tai yra svarbiausia, ko mums šiandien reikia. Kiekvienas mes viduje turim savo gražiąją. Atėjo laikas iš vidaus ją tiesiog rodyti kitiems.